It's a great sound, but to us, it's more than that. Every time we step on stage, our sound is the inspiration for a life-changing performance. We're sound makers. Sveiki audio aparatūros mylėtojai. Vėl susitinkame eilinį kartą audio chuliganų puslapyje. Šiandien kalbėsime apie stiprintuvus, o būtent apie Harman Kardon stiprintuvus. Audiofilų tarpe tai nėra pats mėgstamiausias prekių ženklas, bet kodėl į jį tankiai atkreipiame dėmesį. Vienas dalykas tai dizainas, antras dalykas per jį puikiai skamba elektroninė muzika, rokas ir kita. Nuo pat pradžių kompanijoje buvo tikslas sukurti audio stiprintuvus, kurie skambėtų būtent taip, kaip buvo sukurtas audio įrašas studijoje, be jokių pagražinimų, be jokių paspalvinimų. Bet dėje, kaip ir visada, taupant ant detalių, taupant ant kaštų, kad išleisti produktą, gaunasi toks, koks gaunasi. Per jį roką, techno muzika skamba labai neblogai. Todėl kiekvienas gali šitą stiprintuvą įpirkti, ypač iš antrinės rinkos, ir mėgautis muziką pradinėme lygyje. Aišku, įnoringam audiofilui, melomanui kartais tas stiprintuvas ir nelabai sueina, nes yra ir kitų konkurentų, kurie gali pasiūlyti už tokią pat kainą neblogų variančiukų. Pas mane irgi yra 3 tokie šipotrebni antros rinkos stiprintuvai iš 90-95 metų laikų. Tai Harman Kardon 6100, Harman Kardon dar kažkoks, nuvažiuosiu į kitą vietą, sporto salę patikrinsiu, ir Harman 1400. Galite pažiūrėti video ankstesniuose, prikabinsiu linkus. Harman Kardon 1400 gan toks įdomus. Įdomiausia to, kad jis visas muzikos traktas eina kuo tiesesniu keliu, trumpiausiais atstumais. Pas visus 3 yra trafai paprasti, plokšteliniai. Visi mes mėgstame audiofilai, kad būtų toroidiniai transformatoriai, pavyzdžiui, kaip Thule L150. Dideli, galingi, apvalūs, tikėtina. Ne veltui audiofilų tarpe yra labiausiai užsitarnavę savo pagarbą. O šitie tokie, bet ir vėl grįžtame prie kainos. Kaina yra jų įkandama kiekvienam, netgi ir studentui. Visi jie labai išsiskiria savo atsakų hercais, kad nuo pačio mažiausio iki pačio aukščiausio, kur net ausis neskiria tokio garso, jie gali... Nežinau, kaip kokiuose laboratorijose jie tai ištyrė, kad, pavyzdžiui, nuo 1 herco iki ten kokių 200 hercų, iš kur tokia jautri aparatūra, tokio žemo lygio stiprintuvam būtų galima perduoti ir kaip tai įmanoma. Kažkokius jie čia, manau, triukus naudojo, neįtikėtini dalykai pamatuoti tokį jautrų dalyką su tokiais gan prastais stiprintuvais. Nes viduje nepanaudodama nieko ypatingo ant tų 3 stiprintuvų kažkokių dalių, kurie įsiskirtų savo, kurie pridėtų šitiem dalykam kokybės. Taip, signalo kelias trumpas, minimalistinis dizainas, neperkrauti savo funkcionalumu. Taip, kai kurie mano 2 stiprintuvai Harman Kardon 6100 turi ir tipo fono korektorių, tonų reguliavimo kontrolę. Nieko ten nėra kosmoso, kad ten išmatuoti tokius dažnių atsakus. Viduje nepamatysite nei kažkokių kosminių kondensatorių brangių, pigus žemiausios klasės Toshinkogi ir kiti. Tikėtina, jie gerai groja dėl didelės momentinės srovės galimybės. Kaip forumuose aptariama audiofilų, manoma, kad todėl jie sugeba gerai groti roko, techno muziką, nes šitie stiprintuvai Harman Kardon yra tankiai
apkalbami kaip neutraliausi, taip kaip šiek tiek klinikinis garsas ir sausokas, bet detalus, aiškus, kas yra itin aktualu metalo roko gerbėjim. Su pigiausiais tikrai tai nesueina tokiais stiprintuvais, kur aš turiu. Aš jos naudoju sporto salėse, kur man nereikalinga brangi audio aparatūra. Vienas užkliuvo audio stiprintuvas Harman Kardon iš naujesnių, kur dizainas tikrai, man nieko, 980 ir 990. Tai šie stiprintuvai išsiskyrė, kad Harman Kardon 980 viduje yra dual mono, bet dar ne visiškai tikras dual mono, kai abu takeliai yra atskirti, eina savo keliu. Bet ten yra vienas trafas, vienas rimtas trafas, kaip pas mane Yamahoje AX 1070, tai Harman Kardon dar aukštesnio lygio, 990 turi viduje netgi 2 trafus ir 2 atskirus einančius kanalus. Tai tikrai prideda kokybės. Tokio visai norėčiau. Ir surinkimas atitinkamai jau audiofilinis. Nemanau, kad audiofilas turėdamas tokį stiprintuvą nusiviltų. Kai įsikūrė šita kompanija 53 metais po antrojo pasaulinio karo, Jungtinėse Amerikose valstijose jas įkūrė 2 partneriai – Sidney Harman ir Bernard Kardon. Tai iš vieno gavosi Harman, iš kito Kardon. Jie susimetė skladkę, kaip sakyčiau, pinigėlius į krūvą po $5,000 ir įkūrė kompaniją. Pirmas garsiausias jų buvo kūrinys, tai receiveris. Tais laikais tikėtina dar nelabai buvo receiveriai paplitę, kai stiprintuvas kartu buvo įdedamas į vieną dėžę kartu su... Tai buvo naujoviška tiems laikams ir tai buvo labai populiarus gaminys ir jiem uždirbo nemažai pinigėlių. Receiveris buvo išleistas 54 metais ir vadinasi Festival 2000. Ir visi žinote, dažniausiai kas nesidomi audio aparatūrą buitinę, tai paprasti žmonės žino Harman Kardon kaip gerą audio aparatūrą automobilinėje technikoje. Bet mums šitą temą, aš šitą temą neliesiu, paliksiu šitą temą kitiems youtuberiams. Dar tokiam nusivylimui, kai sužinau, kai kokia rimta audio aparatūros įmonė susijungia su kokia šipotrebna elektros kompanija. Tai ir čia įvyko lygiai tas pats. 2017 metais jis buvo prijungta prie Samsung Electronics kompanijos. Tie sujungimai atneša kompanijoms pelno, bet ar tai yra vartotojui geriau, dar čia diskutuotinas klausimas. Pati aukščiausia Harman Kardon linija yra Citation stiprintuvai nuo senų laikų, kita audio įranga ir dabar, kai pasižiūriu šiomis dienomis į Citation liniją, tai visokios bluetoothinės kolonėlės ir boomboxai sugadino tą liniją, nes yra vienas stiprintuvas Citation Amp 20 ar XX skaitosi, tai buvo pripažintas kažkuriais tai metais, kad pats geriausias visų laikų galios stiprintuvas. Tai yra rimtas titulas. Visuomeninį poreikį, vartotojų poreikį. Jeigu vartotojai dabar prisikabinę prie Bluetooth'ų, prie telefonų, jiem reikia belaidžio ryšio, jiem reikia patogumo ir niekam nesvarbu, ta yra kokybė. Dabar svarbiausia, kaip Harman Kardon nuo pat pradžių. Stilius, dizainas, patogumas. Štai jie visą tai ir gauna. O kokybė nueina į antrąjį planą. Dar gramofono laikais mane sudomino keletą aparačiukų. Nesu jų girdėjęs, nesu jų turėjęs, bet labai žmonės džiaugiasi juos turėdami. Tai Harman Kardon 655 VXI, ypatingai su raidėm VXI. Roko gerbėjai būdavo maloniai nustebinti. Matyt, ten labiausiai, kiek pasižiūrėjau į vidų,
veikia tai, kad tipologija yra dual mono, pakanka galios išjudinti greitiems kūriniams. Tai jeigu jums patiko šitas mano kūrinys, spauskite laiką, parašykite komentarą, sekite mano kanalą. Iki kitų kartų, draugai. Iki.